Leidykla Tyto Alba vasaros atostogas siūlo pradėti su nauju Andrėjaus Makino romanu Moteris, kuri laukė. 2009 metais atvykęs į Vilniaus knygų mugę autorius primiktinai rekomendavo būtent šią knygą išversti į lietuvių kalbą. Kuo ypatinga Moteris, kuri laukė ir kokią istoriją subtilusis Makinas pasakoja šįkart. Tai yra meilės istorija papasakota, taip nebanaliai, taip jausmingai, netgi sakyčiau juslingai, nevengiant netgi tokių erotinių scenų, tačiau tos erotinės scenos dera su visų personažų būviu. Pagrindinė herojė Vera, gyvenanti prie Baltosios jūros, jinai išgyvena amžiną laukimo būseną. Mums dabar šių dienų pasaulyje atrodytų klaiki banalybė sutikti moterį, kuri kelis dešimtmečius laukia negrįžtančio vyro. Ar Prancūzijoje gyvenantį ir prancūziškai rašantį sibirietį vertina prancūzų skaitytojai? Prancūzai šitą autorių žino ne mažiau. Rusų kilmės pabėgusi iš Sovietų Sąjungos 90-mečio pradžioje, žino ne mažiau ir skaito jį metro, teko matyti Paryžiuje, skaito šitą kūrinį metro, ko gero panašiai kaip skaito klasikus rusų. Prancūzų kalba žinoma, tai Dostojevskį, Čechovą, Tolstojų. Turiu nustebinti turbūt Lietuvos publiką ir skaitytojų auditoriją, kad būtent Paryžiuje aš susidūriau su tokiu reiškiniu, jog prancūzai labai mėgsta rusų klasiką. Taigi kyla tada klausimas, kad prancūzų kultūra ir rusų kultūra, turiu omeny rusų kultūrą iki sovietinę, turi daug be galo panašumų. Ir galbūt netgi ir mentalitetas arba jausminis fonas prancūzų ir rusų yra labai panašus. Makinas jau pažįstamas lietuvių skaitytojams. Knygynuose dar galima rasti anksčiau išleistus jo romanus Prancūziškas testamentas bei Žako Dormo Žemė ir dangus.